Apgauta giltinė. Tarnavęs ir tarnavęs vienas vyriškis, o vis nieko neužsitarnavęs. Tai pas vieną ūkininką jis išbuvęs 2 metus ir nieko neužsidirbęs. Nei jis gėręs, nei taip kur niekam leidęs, bet kaip nėr, taip nėr. Tas ūkininkas jį draudžiąs 3 metams, bet šis sakąs: aš žadu jau nebetarnauti, kad ir dirbu, tarnauju metai iš metų, kaip tas pat, taip tas pat. Dargi 1 metus pas tave būsiu, sako apsigalvojęs, bet man algos duosite akmenį, kuris va jūsų priesienio kertėje yra. O to ūkininko priesienį šiam tam pasidėti buvo jau toks didelis akmuo. Na tai ir prižadėjo tą akmenį atiduoti. Jis ir tarnaujas tuos 3 metus, ant to savo akmens tai kojas apsiaunas, tai taip kur buvęs nebuvęs prieinas ir paglostas, pasidžiaugiąs, bet mato jis pats ir visi kiti, kad tas akmuo vis eina ir eina mažyn, dyla ir dyla. Metų gale belikęs tik tai kaip žąs kiaušinis didumo. Per Šventą Mykolą ūkininkas atidavė jam paviržį. Jis užsikišo už ančio tą akmenį, susidėjo į maišelį paviržį, dar turėjo savo bačkelę ir tą tuščią persirišo virve ir išėjo. Jis ėjęs per laukus, priėjęs mišką. Eidamas per tą mišką sutikęs tokią drūtą bobą ir sušnekė jie, kur katras eina. Ta boba sakanti: aš neturiu laiko, esu giltinė, man reikia eiti ligonių apžiūrėti, paskirti, katruos gyvus palikti, katruos marinti. Tai kas čia tokio, sakas šis, kad tu esi giltinė? Visgi galim susėsti ir valandėlę pasišnekėti. Galim, atsakiusi boba. Susėdo jiedu ir šnekasi. Šis ir klausęs jos: kad tu esi giltinė, tai visus pjauni, senus ir jaunus, vargšus ir turtuolius. Pas vargšus tai tau bepigu įeiti, jų trobos blogos, durys atviros, bet kaip tu įeini pas tuos turtuolius? Jų trobos geros, durys užrakintos. Ta boba jam atsakiusi: man visur įeiti niekas, tiek pas vargšą, tiek pas turtingą. Aš pro rakto ir dar pro mažesnę skylę galiu įlysti. Žmogus sakas: kaip tai gali būti, tu tokia drūta. Aš galiu pasiversti ir į drūtą, ir į laibą, kaip tik aš noriu, kaip tik man reikia. Vyriškis atkišė savo bačkelės kamštį ir sakas: kad tu taip gali, tai įlysk į šitą mano bačkelę, tada aš patikėsiu. Tuoj boba šmukšt ir įlindusi į tą jo bačkelę. Jis tuoj kamštį šmakšt ir užkišęs, nesugraibas, kuo ją kietai užkalti. Graibasis ir atsiminęs, kad jis turi akmenį už ančio. Tuoj tą akmenį išsiėmęs, užkalęs kamštį ir nešasi, bačkelę nedaug kuo sunkesnė palikusi. Einas žmogus per tą mišką, niekaip neišeinas. Užėjusi naktis, netoliese nuo kelio jis pamatęs trobas ir šviesa pro langą žiba. Einas ir randas tik tai vieną moteriškę begyvenančią. Prašasis nakvynės, ta nenorinti priimti. Jis ir sakas: dabar nakties laikas, kur aš benueisiu? Vyriškis pasidėjęs daiktus, nuėjęs į užpečkį, pasitaisęs patalą ir atsigulęs. Dar iš vakaro jis nebuvo nei užmigęs, einas koks žmogus ir sakas: tegul bus pagarbintas. Ant amžių atsakiusi moteriškė: 5000 gimė, 5000 mirė. Kas mirė, tiems amžiną atilsį, atsakiusi moteriškė. Moteris
apsitaisiusi gražiais rūbais, pasiėmusi į kišenės daug pinigų ir sakanti, kurie dabar gimė, tai kad jie augtų sveiki, būtų turtingi, tokie, kokie aš dabar esu. Vyriškis jau numigęs, apie vidurnaktį ateinas kitas žmogus ir vėl taip pat sakąs, tegu bus pagarbintas, 5000 gimė, 5000 mirė. Moteris to jau apsikėlusi iš lovos ir sakanti, kas mirė, tiems amžiną atilsį, bet jau ji buvus senesnė negu pirma. Prašiau apsitaisiusi, mažai pinigų tepasiėmus ir sakanti, o kurie gimė, kad būtų tokie vidutiniai, kaip ir aš dabar, nei vargšai, nei turtuoliai. Tas žmogus vėl išėjo savo. Prieš pat dieną šit įeinas trečias žmogus ir taip pat sakąs, kaip ir anuodu, o boba jau buvusi sena ir pražilusi, sulinkusi ir nudriskusi, atsikėlusi iš lovos ir sakanti, kokia aš dabar esu, kad tokie elgetos būtų ir visi dabar gimusieji. Vyriškis to iš užpečkojos strikt, kapt jai už čiupros, pritrenkęs prie žemės ėmė mušti su kumščiu per galvą, per antausius ir sakąs, tai tu ir man esi taip nulėmęs gyventi, o tu nežinai, koks vargas tokiems esti, dirbti dienas, naktis ir nieko neturėti. Boba mušama rėkianti, nustok, kai mano sesuo pareis, tai tau tuoj galą padarys. Ir atsiliepus anojo toje jo bačkelėje, sesaitė, aš čia, tas žmogus sakąs, jei judvi neatmainysite mano likimo į geresnį, tai aš judvi abi sukišiu į tą savo bačkelę. Jos ėmusios prašytis, leisk, nieko mudviems nebedaryk, o mes padarysim, kad tau bus gerai pasaulyje gyventi. Šis ir paleidęs abi, ana iš bačkelės, o šitą liovėsi mušti. Tai giltinė jam ir pasakiusi, daugiau tu nebetarnauk, eik užsiimk gydymu, kai išgirsi kokį turtuolį besergantį, tai tu eik pas jį ir pasimk pagydyti. Kai tu ten mane rasi, aš išeisiu laukan, tu jį pagydysi ir gausi daug pinigų, iš kurio aš neisiu, to neapsiimk gydyti. Išėjęs vyriškis iš jų ir netrukus išgirdęs, kad kažkoks turtuolis besergąs. Jis toj ten nuėjęs, žiūri, jis yra pažįstama giltinė. Kaip tik jis įėjo į vidų, šituoj laukan. Jis ir apsiėmęs gydyti. Ligonis prižadėjo jam daugybę pinigų. Jis toj tą ligonį paglostęs, o šis ėmė sveikti ir išgyjęs. Vyriškis gavęs pinigų, kiek tik tai reikėjo. Nuėjęs jis pas kitą tokį ligonį, vėl taip pat pagydęs ir nuo to gavęs gerokai. Taip jis tapęs turtingas ir garsus daktaras. Susirgęs kartą pats karalius. Visokie daktarai gydo, niekas nesidaro, karaliui vis blogyn ir blogyn. Sužinojo pagaliau ir ten apie garsųjį daktarą. Kviečia jį pas karalių. Vyriškis jau nebenori eiti, pinigų turi pakankamai, o pagydymas nuo giltinės malonės priklauso. Nepasiseks, bus blogai, su karaliumi ne juokai. Bet niekas jo noro nežiūri. Nuvežė pas karalių ir sako, išgydyk, o jei ne, neteksi galvos. Eina žmogelis pas karalių, žiūri. Ta pati jo pažįstama giltinė gale lovos bestovinti. Ir tokia pikta, graso jam pirštu. Jis ir šiaip sukiojasi po kambarį ir taip, nei kas daryti, nei kaip bėgti. O giltinė pagrumojo jam ir sako, eik sau, ko čia dabar laukia. Nieko nebus, aš neisiu iš čia. Tuoj išeisiu, sako, susigriebė žmogelis. Tik palauksiu, kol į mano bačkelę čia atveš. Kai tik išgirdo apie bačkelę, giltinė kad smuko iš kambario, o karalius tuoj pradėjo sveikti.